Aš tave nufilmuosiu, ką tu čia darai. Ateik čia. Labas rytas. Mano visas maikės naminės sublėmus, nieko nesakykit. Žodžiu, susiplanavau šiandien labai įnirtingą dieną. Vakar prieš miegą susiplanavau, nes žinot, kaip būna prieš miegą, ten pagalvoju, kad aš čia ir to ir tą padarysiu. Šiandien atsikėliau, jau nebėra tokio didelio entuziazmo, bet, žodžiu, reikia man eiti tą kitą butą, surinkti kuo daugiau daiktų, atsinešti čia. Nes ir to atsikrausto mama, tai noriu kuo daugiau atlaisvinti vietos, kad iš karto būtų patogu daiktus dėliotis. Tada planas buvo iškepti duoną, bet nežinau, kaip su ja bus, nes jinai ten paskaičiau, kad turi dar kilt 6 valandas ir šiaip tiesiog nežinau, kaip paruošti tą dalyką, nes ten su tais santykiais dabar parašyta, tai man nekanalina visiškai galvoju. Tada noriu iškepti pyragą, ten toksai trupininis, kakavos ir varškės pyragas. Man atrodo, žinokit, visiems mamos kepdavo vaikystėj. Aš stipriai abejoju, ar aš viską padarysiu, nes jau dabar ima tinguliukas. Pradedam planą, einam nešio daiktų. Nežinau, kaip atrodysiu po to. Čia tiek daiktų reikia parsinešti. Tai aš tikrai jaučiu nenešiu jų, nes čia gal neatrodo daug, bet čia žiauriai dideli maišai ir labai sunkus. Tada šitas knygas visas reikia pasimti. Šitus dalykus reikia pasimti, nes čia jau mamos. Ir tada reikia šitas visas knygas pasimti ir ten visokių dalykų, kokių yra. Ten mano paveikslas nupieštas. Dar va, tus reikia pasimti. Tus pasimti. Daugiau čia mamos viskas. 250 gramų miltų. Čia mililitrinų, bet dėkim, kad bus tas pats. Miltai. Tada cukrus. 50 gramų cukraus. Cukraus. Kad nebuvau kakavos mėgėja gerti. Kakava, miltelių šaukštelis ir vanilinio cukraus šaukštelis. Dabar reikia sudėti sviestą šaltą kubeliais supjaustytą. Susismulkinau sviestą ir dabar reikia trupinti pirštais, kol gausis trupiniai, tekstūrą primenanti duonos trupinius. Palaukčiau, dar kažką reikėjo įdėti. Dėkite grietinę. Grietinės aš neturiu, bet buvo parašyta, kad galima tiesiog šaukštą pieno arba šaukštą vandens. Tai aš šaukštą vandens pilsiu, nes kam pirkti visą paką grietinės tiesiog dėl šaukšto. Jeigu, čia faktas, jeigu turit, tai viskas okei. Nu ir žodžiu, dabar reikia maišyti va šitaip, kol gausis tiesiog kaip duonos trupiniai. O jeigu bus per sausa, tai tada dar galima dapilt vandeniuko, pienuko arba grietinės. Patarimas, nedarykit šito pyrago su gerais rūbais. Antras patarimas, didesnį bliūdą pasimkit. Ir trečias patarimas, jeigu važiuosit tą dieną matuotis žiedų ar kažko daryti su nagais, tai gal irgi nedarykit šito pyrago. Dabar čia konkurenčiai pas mane vyksta pragaro virtuvė. Žodžiu, pakeičiau dar kartą formą, nes supratau, kad šita bus tiesiog per didelė. Tai pasiėmiau mažesnę, išsiklojau. Ką turiu pastebėjimą, kad geras šitas sušlapintas kepimo popierius, bet jis ir labai plyšta, tai atsargiai. Gerai, tai dabar dedu šitą dalyką 12-15 minučių pakepti į orkaitę ir tada ištrauksim. Tai va, šitą pasilikau ant viršaus dėti. Dabar reikia pasidaryti įdarą ir reikia man kokio bliūdo didesnio. Du kiaušinukai. Varškės reikia 400 gramų varškės. Ir taip šitai 400 gramų, nu... Tiesiog tokia, nežinau kur indai dabar tiesiog šitam sumaišysim. Kad daugiau plaut būtų man. Gerai, šitas varškė, tada kondensuotas pienas. Aš neįsivaizduoju, ką aš čia darau. Gerai.
Bliam, žinokit, laiko tai nenuėmiau, kiek čia kepu. Nu, tarkim. Žiauru, kakavinės panagės. Trinti su blenderiu, bet kadangi aš biškį skubu, tai aš tiesiog sumaišysiu greitai viską su šaukšto, po to su šakutė sutrinsiu. Ranką net nuskauda, nu va, biškį patryniau, tai gavosi keistesnė, bet nu, vis tiek tokia varškinė, bet vis gerai. Dabar, kol kepa dar tas padas, einu biškį sutvarkysiu ir tada pilsim įdarą. Tas mano iškepė. Nu, tikiuosi, kad iškepė, aš nežinau, jis iškepė. Dabar reikia supilti šitą dalyką, nu, blemba, dabar atrodo, kad nebetilps čia. Nežinau. Žinokit, nežinau, kas čia gausis. Pradėjau darytis skeptišką. Grąžinam pyragą į orkaitę ir pakepsim 5-7 minutės, kad sutirštėtų šitas kremas. Perkep negalima irgi, nes kad tada bus labai sausa. Pasakykit man, kaip išplauto šitą dalyką. Čia yra vaškas, palmių, man atrodo. Nu, kažkoks vaškas, sojo ir palmių ir, žodžiu, aš įpilu karšto vandens ir, nu, atrodo, turėtų tas vaškas tiesiog pakilti, išsiimti ir išsimes, bet jis ištirpsta. Ir aš negaliu tokio vandens pilti kriauklę, nes kriaukliai sustings vamzdžiuose. Ir nežinau, kaip išvalyti šitą dalyką, gal turit patarimų. Ir paskutinis žingsnis, dabar ištraukiau, tikrai biškį jau pakepę ir visą likutį suberti ant viršaus. Ir tada orkaitį kepsim apie 25-30 minučių. Bet sakau, šitą pyragą geriau mažiau pakepti negu perkepti. Dabar neiškepęs ir kaip jūs ten darot? Iškepęs. Ne, čia nerekomenduoju. Prieš lipant pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Labą dieną, dabar su ponė Rasa bandom nuvažiuoti į Ikėją, mokomės Vilnių vairuoti. Porą žodžių. Baisoka. Viskas normaliai. Mano duona iš viso kepalo liko tiek per savaitgalį. Tai, nu, gavos neblogai. Aišku, aš neturėjau kantrybės, kad normaliai palaukti, kad jinai iškiltų. Bet šiaip tai skonis tai visai geras. Kitą kartą dabar, kai kepsiu, reikia palaukti ilgiau, kad iškiltų. Bet pirmas blynas nėra toks labai jau prisvilęs. Antras duonos kepalas. Kažkoks peliukas čia jau biškį pagraužė. Bet, nu, vis dar nėra labai profesionaliai. Bandžiau čia raštus kažkokius padaryti. Bet jinai man gaunas tokia biškį guminė, gal aš nežinau. Nu, tikrai dar nemoku aš jos normaliai padaryti. Nes nėra tos traškios pultos. Bet skonis neblogas. Aš tokią paprastą nepadariau. When you shift forward to plank, make sure your shoulders are over your wrists and that you're tucking your hips under, drawing your ribs down to your hips, engaging your core. Let's do one more.
Beautiful. Holding your plank now. Jau su pižama pasiruošus miegot, einam pažiūrėt krepšinį ir į lovą. Ačiū, kad žiūrėt ir iki.